Sveiki, šiandien papasakosime, kaip dekoruosime savo lubas. Pasirinkom nedažyti, o dekoratyvinį tinką, kuris yra molio ir kalkių pagrindu, jei gerai atsimenu. Šiek tiek kitoks produktas nei visur naudojam. Išsiskiria galbūt tuo, kad yra ekologiškas ir pagamintas Lietuvoje. Pasirinkom juodos spalvos, jis taip pat turi šiokią tokią struktūrą, panašiai kaip molio tinkas. Tekstūrą išgauti galima įvairią, čia priklauso nuo technikos, kokią pasirinksim. Tai mes stengsime tokią minimalę, tiesiog šiek tiek sušiauštą turbūt, panašiai kaip ir molį darėm. Pasiruošimui tai reikia irgi iš esmės nusiglaistyti, nusišlifuoti ir, nežinau, ten minėjo, kad visą gruntuoti su kvarciniu gruntu, bet mes moliui, kai darėm, tai gruntavom tik tai perimetrą, kur sudėti puskampiai arba vietose, kur, tarkim, yra konstrukcija irgi čia sudėti puskampiai, tai visose vietose, kur kažkoks nešpakliuotas paviršius, o papačia gal yra toks prastesnio sukibimo paviršius, tai visur ten nusigruntavom. Bandysim, nežinau, kaip šitą medžiagą seksis, bet kaip ir visur naudojom glaistui užnešti volelį, tai bandysim su juo. Ir naudosim glaistyklės paprastas 1,45 cm, tokia pagrindinė darbinė čia 15 ir nepatogiom vietom dar mažytę turiu ir jau ten visiškai kelios yra, kur labai sunku įlysti, bandysiu iš vis peiliuko atsilaužęs gabaliuką ir ten, kur labai siaura yra pora vietų, tiesiog kur reiks įlysti. Taip pat rekomendavo naudoti akinius, nes šitą medžiagą, jeigu patenka į akis, tai labai nemaloni, bjauri ir ilgai labai jaučiasi. Medžiaga jau yra paruošta, reikia tai permaišyti ir galima iškart pradėti dirbti. Taip pat minėjau, kad galima su vienu sluoksniu tinko viską pasidaryti, bet kažkaip iš patirties su molio tinku visą laiką darėm 2 sluoksnius, tai ir čia tokiu pat dirbsim principu, nes pirmą kartą šią medžiagą dirbam, tai nenorim rizikuoti, tai iškart nusipirkam šiek tiek daugiau ir dėsim 2 sluoksnius. Pirmą sluoksnį tiesiog su glaistyklę užsinešim, antrą sluoksnį dar taip pat, nerodžiau, su plastikinę mentelę dar užsitrinsim. Lygiai taip pat, kaip darėm ir su moliu. Manto hekas, kaip padaryti maišyklę kaip naują. Tiesiog nudaužyti seną. Dar svarbu prieš viską tepant, tai išsisiurbliuoti gerai. Nes kuo tvarkingiau ir mažiau dulkių, tuo sienas geriau ir lubos nusidažys. Biškį pabandėm kampą, tai matos, kad labai panašu, kad ir vienos sluoksnio užteks, labai lengvai tepasi. Vienintelė problema, kad gan skystas, tai su voliuku užnešinėjant labai lengva tokių bairių padaryti. Tai čia nieko, pašveisim, gruntiniais dažais nudažysim, turėtų paslėpti. Juoda, aišku, spalva tokia pavojinga biškį, bet ypač kai sienos bus šviesios. Nereikia norėjo padėti, nieko nesikaus. Ja, tai sutvarkysim čia tą bėdelę, o šiaip viskas gerai. Aš bijau, kad išdžius ir bus blogai, žiauriai gerai gavos. Žiauriai gerai gavos.